Radioaktyvumas. Radioaktyvumo reiškinys. 1958 metais Briuselio mieste parodoje buvo demonstruojamas neįprastas eksponatas – užrašų knygutė. Dar prieš pusę amžių šios knygutės puslapiai jautė Marijos Sklodowskos-Curie ir Piero Curie rankų šilumą, kai jie tuo metu dirbo su radžiu. O šiandien skaitiklis matuoja radioaktyvų spinduliavimą. Praeis maždaug 1500 metų, kol šios spinduliuotės intensyvumas sumažės dvigubai. Nuotrauką, kurią jūs stebite, padarė Henri Becquerelis, radžio spinduliais paslaptinguose X spinduliuose, kurių paslaptį mokslas atskleidė ne iškart. Sampratą radioaktyvus pirmą kartą moksle panaudojo Marija Sklodowska-Curie, taip pat medžiagas, kurios skleidžia spindulius, atrastus Becquereliu. Daugiau nei prieš 100 metų Mendelejevas sukūrė cheminių elementų periodinę sistemą, kuri, kaip tada atrodė, rodė nekintančias elementų savybės. Atomo branduolio atradimas ir jo keitimasis leido iš naujo pažvelgti į periodinę elementų sistemą ir suprasti, kad sena alchemikų idėja apie vieno elemento virtimą kitu ne prasimanymas, o realybė. To pradžia buvo radioaktyvumo atradimas. Atomo branduolio sudėtis. Pagal šiuolaikinę fiziką atomo branduolys susideda iš protonų ir neutronų. Lengvo vandenilio izotopo ar kitaip pročio branduolys susideda iš vienos, turinčios teigiamą krūvį dalelės – protono. Deuterio branduolyje yra vienas protonas ir vienas neutronas. Taip pat žinomas sunkusis vandenilio izotopas – tritis, kurio branduolys susideda iš vieno protono ir dviejų neutronų. Neutronai ir protonai dar vadinami nukleonais. Šiuo metu žinoma ir daugiau elementarių dalelių, kurios dalyvauja branduolių virsmuose. Tyriant radioaktyvumą labiausiai mus domina protonas ir neutronas. Protonas gali virsti neutronu virsdamas elektronu ir antineutrinu. Egzistuoja ir atvirkštinis virsmas. Izobarai izotopai. Elementai, kurių atomų branduolių krūviai vienodi, o neutronų skaičius skirtingas, vadinami izotopais. Protonų skaičius nustato branduolio krūvį, o nukleonų masės skaičių. Beveik visi elementai turi izotopus. Izotopai būna stabilūs ir radioaktyvūs. Daugiausiai izotopų turi alavas, net 10. Pažiūrėsime šių izotopų branduolių modelius. Alavo branduolio krūvis yra pastovus 50, o masės skaičius kinta nuo 112 iki 124 priklausomai nuo esamų neutronų skaičiaus. Atominė gamtinio alavo izotopų mišinio masė yra 118,7 atominių masės vienetų. Kartais skirtingų elementų izotopai turi vienodą masę, tada jie vadinami izobarais. Pavyzdžiui, alavo ir telūro izotopai turi vienodą masės skaičių – 120. Ryšio energija. Nukleonus branduolyje laiko branduolinės jėgos. Šios jėgos glaudžiai susijusios su ryšio energija, kuri atitenka branduolio nukleonams. Jei turim stabilų branduolį, tai vienam nukleonui atitenka apie 8 megaelektronvoltų ryšio energijos.
Ekrane sąlygiškai rodomas branduolinių jėgų veikimas. Nestabilius branduolius turi kai kurie lengvi elementai bei sunkiausi elementai. Šiems branduoliams būdingi radioaktyvūs virsmai. Radioaktyvių virsmų rūšys. Radioaktyvusis branduolio skilimas gali vykti įvairiai. Alfa skilimas. Taip pat žinomos įvairios beta skilimo rūšys. Elektroninis beta skilimas. Arba pozitroninis beta skilimas. Stebimi elektroninis arba K pagavimas ir pagaliau spontaninis dalinimasis. Alfa skilimas daugiausiai būdingas sunkiems radioaktyviems elementams. Radžio branduoliui, kurio masės skaičius 226 ir krūvis 88. Vykstant alfa skilimui iš branduolio išlekia alfa dalelės, akulumgelio branduoliai. Vykstant šiam procesui branduolio krūvis sumažėja 2 vienetais, o nukleonų skaičius 4. Iš naujo susikūręs elementas užims savo vietą periodinėje lentelėje 2 langeliais kairiau. Kita skilimo rūšis – elektroninis beta skilimas. Branduolio neutronas tampa protonu, išleisdamas elektroną. Naujai susikūręs elementas branduolyje turi 1 vienetu didesnį eilės numerį ir šis skilimas vadinamas elektroniniu beta skilimu. Dar viena beta skilimo rūšis. Protonas virsta neutronu, branduolio krūvis sumažėja vienetu, o iš branduolio išlekia pozitronas. Tai pozitroninis beta skilimas. Naujai susikūręs elemento branduolys yra 1 vienetu mažesniu eilės numeriu ir užims vietą periodinėje lentelėje 1 langeliu kairiau. Branduolys gali pagauti artimiausią jam elektroną. Šis procesas lydimas protono virtimu į neutroną. Branduolio krūvis sumažėja vienetu, nukleonų skaičius nepakinta. Šis procesas vadinamas elektroniniu arba K pagavimu. Naujas elementas užims vietą periodinėje lentelėje 1 langeliu kairiau. Įdomiausia skilimo rūšis yra spontaninis dalinimasis. Sunkių radioaktyvių izotopų branduoliai, pavyzdžiui uranas, gali skilti į 2 dalis. Vykstant šiam procesui yra išmetami laisvieji neutronai. Spontaninis branduolių dalinimasis yra lydimas kietu elektromagnetiniu spinduliavimu, gama spinduliavimu. Tai yra pagrindinės radioaktyvių virsmų rūšys. Dirbant su radioaktyviais preparatais dažniausiai yra naudojami manipuliatoriai. Radioaktyvų spinduliavimą registruoja prietaisai. Besiskverbianti radiacija palieka pėdsakus fotoplokštelėse. Kietasis gama spinduliavimas gali prasiskverbti per storą metalo sluoksnį. Šis reiškinys yra naudojamas defektoskopijoje.
Gyvoji materija paveikus radioaktyviąją spinduliuotę yra sunaikinama negrįžtamai. Natūralus radioaktyvumas. Savaiminis elementų branduolių skilimas vadinamas natūraliu radioaktyvumu. Sunkus radioaktyvūs elementai, tokie kaip toris, skylant sukuria radioaktyvias eiles arba šeimas. Šis procesas vyks tol, kol šis ciklas nepasibaigs paskutiniu virsmu. Galutinai produktai sunkių radioaktyvių elementų eilių skilimo procese yra stabilūs švino izotopai. Dirbtinis radioaktyvumas. Pirmieji, kuriems pavyko atlikti radioaktyvinę reakciją, buvo Irena ir Frederikas Curie. Dirbtinai radioaktyvūs izotopai gaunami bombarduojant gamtinių izotopų taikinius įvairiomis didelės energijos elementariomis dalelėmis. Bombarduoti galima neutronais ir net branduoliais. Pavyzdžiui, tai gali būti anglies branduolio virsmas Kalifornijų. Tai buvo gauti dirbtinai transformuoti elementai. Radioaktyvinio skilimo dėsnis. Visi radioaktyvūs izotopai laiko eigoje skyla. Vienų elementų skilimas trunka sekundės dalį, kitų elementų skilimas trunka milijonus, net milijardus metų. Ši torio radioaktyvioji šeima prisimena mūsų galaktikos gimimą. Savaiminiai atomų branduolių kitimai vyksta pagal radioaktyvaus skilimo dėsnį. Radioaktyvių atomų skaičius mažėja eksponentiškai. Laikas, per kurį radioaktyvioji medžiaga sumažėja dvigubai, vadinamas skilimo pusperiodžiu. Branduolinė energija. Vėl grįžkime prie branduolio sudėties ir pabandysime nustatyti nukleonų įeinančių į branduolį masę. Laisvojo protono masė, laisvojo neutrono masė, šių masių suma. Bet deuterio branduolio masė, kuri sudaryta iš protono ir neutrono, yra mažesnė už šį dydį.
Bet kurio branduolio masė visada mažesnė už neutronų ir protonų, įeinančių į šį branduolį masių sumą. Šis skirtumas vadinamas masės defektu. Vykstant radioaktyviam skilimui, išsiskiria energija, kuri yra ekvivalentiška masės skirtumui tarp pirmo branduolio ir dalių, į kurias šis branduolys suskilo. Spontaniškai suskylant uranui išsiskiria energija 200 MeV, tenkančių vienam branduoliui. Branduolinės energijos šaltinis yra grandininės branduolinės reakcijos. Šių reakcijų metu išsiskiria didžiulis energijos kiekis. Tūkstantis 1945 metais grandininė branduolinė reakcija pirmą kartą buvo panaudota karo tikslam, sunaikinant Hirosimą. Bet žmonėms taip pat žinomas ir lengvųjų branduolių susiliejimas. Termobranduolinė reakcija, kurios metu išsiskiria daugiau kartų didesnė energija negu skilimo reakcijos metu. Gamta yra termobranduolinės sintezės paslaptis ir svarbiausias atomo branduolio fizikos mokslo tikslas atskleisti šią paslaptį. Atomas turi tarnauti žmogui. Taip 20-ojo amžiaus pradžios atradimas padovanojo žmonijai jėgą, kuri reikalauja iš mūsų didžiulės atsakomybės.